Gerbiamas Gintarai, ką manote apie nevaldžios organizuojamą kovo 11 šventimą, tai šiuo atveju kovo 11 eiseną, kurią organizuoja Tautinis centras ir jaunimas? Ką manau? Manau, kad tai labai geras dalykas ir sveikintinas ir geras pavyzdys, kad gali būti piliečiai aktyvūs ir vertinti vieną svarbiausių valstybės švenčių. Ir kovo 11 tai mūsų pergalės tikroji diena, šių laikų pergalės, mes savo akimis dar kai kurie regėjome. Europoje kaip ir stiprėja tautiškumo nuotaikos, tautinės partijos laimi rinkimus. Kaip Jūs manote, Lietuvos valdžia šiuo atveju grįžta prie ištakų tautiškumo, ar vis tik tai suka kosmopolitiniu keliu? Bent jau politinės partijos, jų vadovai aiškiai mėgina vis tik prisitaikyti prie nuotaikų tautos ir galima sakyti, kad dabartinė situacija yra šiek tiek geresnė negu buvo ten, sakykime, prieš 5 ar 10 metų. Dabar galima sakyti, šioks toks atsisukimas į tautos reikalus, į nacionalinius interesus stebimas. Nes, sakykime, kad ir kokios nors ES iniciatyvos, kokios ten sutartys ir panašiai, vis tik tai jau dabar sukelia diskusijas, bent jau nekritiškai nepriimami sprendimai. Bet tai be abejo yra dažniausiai politinis žaidimas, vis dėlto mūsų politikoje, ką mes matome, tai begalinį kalbėjimą be aiškaus rezultato. Tai tikrasis politiko veidas atsiskleidžia pagal tai, kiek jo darbai atitinka žodžius. Tai mūsų tautininkų požiūris čia yra toks gana aiškus, kad turi būti nukreipta politika į rezultatą. Ir pagal tai galima spręsti, ar tas vertybės mes turim ar ne. Ką Jūs galvojate apie nemažėjantį žiniasklaidos, pavadinti, puolimą dėl tų žmonių, kurie eina kovo 11-ąją? Jūs pats buvote konservatorių partijos narys, tautininkų frakcijos vadovas ir jums buvo uždrausta dalyvauti tose eitynėse. Tai kas tai yra? Tada vyko tokia diskusija, aš mėginau pasiekti, kad Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų taryba nepriimtų tokio sprendimo, nes jis toks keistas, sakyčiau, turbūt nedemokratiškas. Juo labiau, kad, kaip čia pasakyti, jie patys nelabai žino, dėl ko tas toks požiūris yra, nes jeigu dėl šūkio Lietuva lietuviams, jie patys pripažįsta, kad nėra žodžio tik, kad tik lietuviams. O ar Lietuva gali kam nors būti kitam, ne lietuvių tautai, tai yra lietuvių tautos namai. Tai ir jie tą pripažįsta, tai tas toks blaškymasis. O kaip reikėtų turbūt kreiptis į Kubilių ir profesorių Landsbergį. Kubilius yra iš tikrųjų liberalių, gana kosmopolitinių pažiūrų žmogus, o profesorius Landsbergis, nežinau, kodėl šiuo atveju gal skatinamas politkorektiškumo kokio, ar apskritai bijodamas neigiamo požiūrio į nacionalizmą Europoje. Nors jis teisus, iš tikrųjų Europoje stebimas procesas sugrįžimas prie tautinės valstybės idėjų. Žiniasklaida gal laikosi tokios inercijos ir stebima, kad ieško, vadinkim, sliekų, ieško šių tai priekabių, nors kartais ir nėra prie ko taip jau labai prisikabinti. Ir čia toks darbas, žiniasklaida visur ieško ko nors blogo, tai ne tik Lietuvoje. Tai gal tada pabaigai, ko Jūs palinkėtumėte visiems žmonėms švenčiantiems kovo 11-ąją? Svarbiausia tai susigrąžinti savo ir kaip lietuvių, ir kaip Lietuvos piliečių orumą,
tikėjimą ateitim, susigrąžinti pasitikėjimą valstybės institucijomis ir iš tikrųjų savo galimybėmis keisti likimą. Nes kovo 11 yra pavyzdys, kad mes patys savo rankomis galime keisti likimą ir nuo mūsų pačių viskas ir priklauso. Kai galvoji, kad nuo tavęs pačio viskas priklauso ir kad padarai viską, ką gali, tada sąžinė mažiau griaužia. O tai, kai kritikuoji tik tai kitus, ar jo labiau ten menkini kaip nors, ar esi nepatenkintas kuo, tai tada visą laiką reikia pagalvoti, ką aš padariau, kad būtų kitaip. Tai kovo 11 suteikia tą viltį. Ir aš manau, kad anksčiau ar vėliau mes savo namuose susitvarkysim. Gerai, tai dėkui labai už pokalbį.